tai kaip matote, esam Žaliakalny. Važiuojam pas audio status. Pasiimsiu garso vibroizoliacijos ir būtų gerai šiam priekinės duris išsiklijuoti. Būtų gerai, kol dar nieks nėra surinkta, išsiklijuoti. Buvau užsukęs, apsipirkau, paklausiau, kaip jie savo sužemino. Sako, nieko nedarėm, tiesiog aparatūros beveik tono. Nes va būtų idealus aukštis realiai. O čia su juo niekas nedaryta. Tiesiog prikrauta bele kiek visokios aparatūros, laidų, tai nepavyko išpešti, kaip susižemint. Nu tai chebryta jau garaže, net neįsivaizduot, kaip smagu matyti jau jį su spalva. Realiai 2 mėnesius, 2,5 toks visas pabalės buvo, čia kiek ateini, tiek sugadindavo nuotaiką. Tai dabar jau nuotaika geresnė. Aišku, daug kas mačiau komentaruose, ypač TikTok'e, čia dėl tų visokių duobių ir panašiai, man čia žodžių neduoda ramiai gyventi, tai tos duobės čia atsirado vapšė jau po paruošimo, aš nelabai suprantu. Ir šiaip jūs turit suprasti tą, kad šitas busas bus kiekvieną dieną naudojamas. Tai čia, kad jisai idealus, tai tikrai niekad nebus. Bet aš jau esu labai patenkintas, kai man čia gavosi. Dar šiandien atėjau. Tai šiukšlytės dauguma, tai tokios mažytės, tai čia tikrai išsipoliruos, va, kur yra juodos, tai čia gal liks vieną kitą. Bet čia bendras vaizdas turėtų būti kosmosas. Tai buvau nuvažiavęs ir į Firantą, ir į audio status, tai jau irgi, jeigu kažką panašaus darot, nepagailėkit pinigų ant garso izoliacijos. Aš pasiėmiau šitą arkom, tiek priekių, tiek galui apsiklijuot. Čia va po 2 lapus realiai vibroizoliacija, garso izoliacija. Tai kuom jinai skiriasi, matot, vibroizoliacija tai yra tiesiog plonytė, bet jos lapas gan daug sveria, o čia yra garso izoliacija. Tai čia visokių medžiagų ten primiksuota, kad kuo mažiau garso patektų į automobilį. Tai čia arkom, o čia pasiėmiau durim. Dabar pasibėjau tokiais komplektais net pardavinėja. Tai yra ir tas jau minkštas, nuo visokių ten, kai būna, kad dreba apšyvkė, ten kažkokie garsai pradeda ir panašiai. Va, garso izoliacija ir ant galo dar vibra yra izoliacija. Tai tiesiog komplektai va durim, tai labai patogu, nuvažiavai, pasiėmei ir viso. Čia tokį man galiuką iš viso ten labai pigiai atidavė, kiek sakė, tai čia jau bus pačioms grindims. Nes jeigu tai paskaičiuoji, kad grindis visas apsidengti vibroizoliaciją, čia labai daug pinigų, nes ta pati medžiaga yra gan brangi, tai aš nenoriu labai daug investuoti, tai va, man patarė tokį šiek tiek pigesnį variantą, daug pigesnį variantą. Tai va, tiesiog toks kaip tokia va minkšta medžiaga, tai dar jinai susiplosti ten iš viso. Net nesijaus gal, kad ten yra labai, bet garsą turėtų nuimti. Laidų pasiėmiau. Tai bent jau dabar laidus prasivedžiosiu, nes ant kolonėlių po kol kas negaliu sau leisti nusipirkti tiesiog. Tai svarbiausia laidus išsitampyti visur, kad jau galėčiau po biškį pradėti viską susirinkinėti. Tai va šitaip ir buvau į Firantą nuvažiavęs. Firantę pasiėmiau stiklo klijų. 2 pusės ir 2 pusės toks gruntas yra, nežinau, kas esat naudoja, tai su 2 pusė visada naudokit gruntą. Ta prasme, prilimpa 100 kartų geriau. Jau ten net norėdamas net plėši, bet stiklo klijų dėl viso pikto irgi pasiėmiau, kad jau būtų užtikrintam. Tai čia tie dalykai bus spoileriukui. Vakare užsikliuosiu tada spoileriuką, dar po kol kas duosiu, tegul ten, vis tiek padžiūna, ką čia daro tas lakas, turi įsivaikščiot ir panašiai. Tai vaizdelis geras,
man patinka, o dėl tų duobių, tai sakau, neimu labai į galvą. Kitą kartą gal gautųsi geriau. Dėl patiokų irgi. Čia dauguma tai pasišalins tikrai. Kerzytę matot, lako tikrai daug, o taip išsikerzavo vien tik dėl to, nes labai daug sluoksnių gavos. Nuo pado iki lako paskutinio sluoksnio, tai čia 11 sluoksnių visko yra, tai ir ta kerza tokia negraži. Čia ir dar vienas prastas dalykas, ko aš nepadariau, tai jeigu kažkas planuoja dažyti skendį, nepamirškit po kendį apsieiti su antistatinė servetėlė. Aš tą antistatinę servetėlę čia kokį 1,5 mėnesio turiu ir vis galvojau, reikia nepamiršti jos panaudoti. Ir karočiai nepanaudoju. Nes kaip su ją apeini, tu visą surenki tą perliuką, to kendžio, biški nusiemi. Nes dabar kas buvo, dėl ko aš šią lako pyliau 4 sluoksnius, nes tas perlas taip ir stovėjo visas. Kaip aš pyliau laką, tiesiog išsikišę tokie, liko kaip šiukšlytės, bet ne šiukšlytės. Tai, žodžiu, ja. Tokie varikaliukai, tai šiandien eisiu klijuoti vibroizoliaciją, bet pradžiai reikia viską, apsivalysiu čia, kad nebūtų tiesiog dulkių. Išsipūsiu, išsivalysiu kiek išeina, kad būtų gražus paviršius ir priliptų. Tai kaip kalbėjau apie priekinės arkas, tai čia va, ten galinės arkas aplink tuos bliūdus, nes labai daug garso ateina per tas vietas. Tai tikrai gan svarbi vieta ir bent jau priekinės duris po kol kas. Paskui šonus ten irgi tikrai dėsiu. Tai va, o muzikytę tai kažkada vėliau tiesiog nusipirksiu. Man dabar svarbiausia, kad čia būtų laidai išmesti. Kol viskas išimta, labai patogu bus prasivedžioti viską. Ir dar noriu išsiaiškinti dėl to akumuliatoriaus. Čia po priekinę sėdynę akumuliatorius stovėjo. Bet ten, kur yra kažkokia fiškė, ten trūksta ar relės, ar ko, tai reikia pasiaiškinti, kas ten būna per relė ir kaip čia visas šitas dalykas veikia, ar šitie akumai sujungti, ar čia tas akumas šiaip savo, ar jisai kraunas, ar nesikrauna ir panašiai. Tai tokius noriu susitvarkyti ir bus galima po biškį jau, bent jau priekį labai norėčiau susidėti ir už kokios savaitės, gal biškį daugiau pradėčiau jau planuotis, kad man stiklus sudėtų. Tai va. Dėl signalizacijos šiaip irgi labai norėčiau pasikeisti kitą, nes šitą labai grybauja. Tai visas duris atrakina, tai ne visas, nelabai pagaunu dėl ko. Gal čia patys jau tie negyvi centrinio, bet, nežinau, reikia dar pasiaiškinti dėl to. Plius minus viską, nusikėliau nuo 2 aukšto, kas yra multivano, dar tik liko duro bloškės ir dauguma dalykų dar turiu išnešęs per kitą ir dar kitą garažą. Žodžiu, pas kaimynus pasiprašiau, kad ten vietelės biškį padarytų, bet ten jau daugiau apdailos ir panašiai, o čia šitos, čia matot irgi va tokią medžiagą, tai čia stogą įsikliuos, čia iš kinų, tiesiog atsisinčiu, kad būtų pigiau. Tai čia tokia su folija ant viršaus, tai turėtų irgi biškį padėti. Čia tokia minkšta medžiaga. Irgi va su folija. Žodžiu, daug visokių tokių šūdų, bet čia jaučiau, kaip mečiau, kad čia kietai nukrito. Tai čia pačioj dar kažkas turi būti. Dar turiu va tokius kažkokius. Oba. Juos nesudužo. Ne, nesudužo. Ledukai. Tai šiti dėsis tada jau kaip turėsiu lanką nupirkęs ant priekio. Tai kažkur palei lanką. Didelių labai neėmiau kaip praeitą kartą ant Chryslerio, nes realiai jungdavau labai retai, tai tikrai nėra man čia ko investuoti. Šiaip jos būtų galima įdėti vietoj šitų, bet nežinau, ar aš noriu čia pjaustyti kažką ir panašiai. Tai po kol kas dar pagalvosiu, bet turbūt ne, tiesiog ant lankų įdėsiu. Ir tiek žinių. Žodžiu, gerai, kad nesudužo.
Dar antras jaučiu turėtų būti, nes tikrai ne po vieną pirkau. Dar antrą patikrinsiu. Ne, irgi sveikas, gyvas, nesuskylęs. O gal? Ai, tai čia plastikinis tas stikliukas. Tai čia ilgai šitas tikrai negyvos. Žodžiu, tai tikrai dėsiu tokius šūdus ant lanko, kad jau ką lengvai keistusi. Toliau turiu lempas nupirkęs jau galinės, nes aš aišku norėjau tamsesnių. Tai va tokios bus. Aišku, čia kiniečiai, man atrodo, Lucid kažkoks gamintojas. Tai jeigu kam įdomu, užsisakinėjau iš ProTuning LV. Manau, tiks visai prie tokios spalvos, nežinau kaip ten jūs dėsiu dabar. Žodžiu, čia tas. Čia dar kažkas. Ai, ten šudukai. Čia įtampos keitiklis. O čia jau pati Webasto. Tai Webasto, tai čia ant pačio galo dėsiu. Bako nejungsiu. Jungsiu ant originalaus bako, kad tiesiog kiek yra kuro, tiek ir degintų. Nes tą atskirą bakiuką aš nelabai įsivaizduoju, kur jį įdėt. Labai nenoriu, kad jis būtų salone, nes kaip užsipilsi, gali būti, kad smirdės. Nu, tas dizelis. Tai aš labiau linkęs, kad tiesiog nuo to originalaus bako išsigręžti ant kažkokią skylutę viršui ir viskas. Tai dabar po biškį pradėsiu čia valytis, putinėtis, kad nebūtų dulkių, nes matot, kaip viskas čia atrodo. Nu, tai kaip užklijuoja, dar ne viskas. Reikia išmasažuoti, kad gerai jinai liptų. Tai aš tiesiog naudoju atsuktuvo rankeną ir brūžinį. Nu ką, čia arkos priekinės išklijuotos, galinė tik tais viena išklijuota ir dar ten gal netgi dėsiu tokią juostelę, bet tiesiog va liko tik tais tas gabaliukas oranžinis, tai einu prie lubų. Lubom čia buvau užsisakęs iš Temu, ar iš Aleko, ar net iš Vevoro, žodžiu, kažkur iš tokių, tai kad tiesiog būtų pigiau. Tai yra va šitoks susuktas rulonas ir jisai yra su folija. Tai aš jį noriu ant lubų klijuoti, tai folija biškį sulaikys patį karštį. Vis tiek jeigu planuoju ir miegot mašinoje retkarčiais ir panašiai, tai kad biškį apsaugotų nuo to karščio, nes tikrai nėra malonu miegot mašiną, tai labai karšta. Ką žinau, po kol kas jaučiu stogą kaip ir baigiau, šiaip dar liko gan nemažai.
turbūt pusę tik tai sunaudojau, bet nelabai turiu kur daugiau čia klijuoti ant stogo. Aišku, galėčiau ten visokius tarpukus, tarpelius apseit, bet nemanau, kad yra tolkas, nes pagal mane dar ant viršaus, kur yra sujungimai, turėtų į tokią izoliaciją su folija. Jau jeigu ten nori labai viską gerai pasidaryti. Aš pasidomėsiu, kiek jinai kainuoja. Jeigu kaina nėra ten kosmosas, gal nusipirksiu, bet jeigu labai brangi, neinvestuosiu čia ant tiek, kad jau čia viską idealiai pasidaryti, nes aš įtariu, kad supus man tas bus. Biški baisu. Šiaip būtų gerai, kad bent jau kokius 5 metus atlaikytų iki skilių, tai būčiau patenkintas. Pasižiūrėsiu dar dabar vis tiek, kol džiūna dažai, šiandien nelabai ką ir noriu purkšti ten ir panašiai. Bet va dar dabar pasimsiu tą kitą. Ten, kur viskas yra gabaliukais ir tiesiog pabandysiu susiklijuoti čia visur. Šiaip čia būtų gerai ir vibro izoliacija susiklijuoti, tai gal net palauksiu, bet bent jau po kažkokį gabaliuką, kad biškį tą metalą sutvirtint. Nu, dar dėl šito pasižiūrėsiu. O kol kas einu pažiūrėk, kaip ten atrodo tie visi. Jau duris jau lipdyt po biškį ir žodžiu, man dabar trukdo šitas motoriukas lango pakelėjo, tai aš jį dabar tiesiog atsisuksiu, šiek tiek patrauksiu į šoną, nes man per čia nelabai išeina įkišt ranką. Išeina kažkiek, bet žodžiu, reikia čia ir paspausti normaliai, matot, kaip čia va, visur tokios net linijos pasidariusios nuo suspaudimo, tai tiesiog reikia, kad visur normaliai priliptų, nes dar kas yra po dažymo, nu vis tiek man čia dulkių pateko, tai aš taip jas nubraukiau kiek išeina, nes jeigu su šluoste bandai valyti ir ten su kokiu nuriebalintuju, tiesiog limpa ta šluostė ir tu daryk, ką nori, tai žodžiu, bent jau manau, kad čia tikrai prilips. Dar paskui šitoms vietoms gal atsinešiu feną pasišildyt, kad tiesiog ta pati medžiaga gal biškį skystesnė bus aplink tas šiukšlės, tiesiog, nu, nesakau, taip labai įdomiai. Taip, tai sakau, kiek iš jo nuvaliau, bet va ten dabar neįtelpu, tai žodžiu, reikės atsisukti man tą motoriuką. Bet čia paprasta, neįtem, man paskui kažką reikės gaudyti, nieko, šis ant 3 varžtų fiksuojasi. Jo, iš pradžių maniau, gal čia šitų bus tik 4 lapai, nu, tipo durim 2. Bet ne, šitų yra kur kas daugiau, čia gal 6 ar 8 buvo. Tai jeigu man kažkas liks, būtinai ir šitą va vietą noriu sutvirtinti, nes čia gan daug tokio metalo. Čia tai viskas kaip ir gerai, o čia į vidurį. Jau kur toks garsas kaip skarbonkė, tai tam būtų gerai užklijuoti. Tiesiog, karočią, duris kaip ir baigtos. Dar dabar tiesiog ant tabloškės pačios eina va šita minkšta, eina tokia va minkšta medžiaga, kad
tiesiog sulaikytų visus klibėjimus, traškėjimus plastiko ir panašiai. Dabar žiūrėkit. Aišku, dar čia va šitas va kelia garsus, žodžiu, kol nieks nėra surinkta, nėra pilnai to tokio garso. Dabar žiūrėkite, einam prie kitų durų. Irgi atidarau. Ir ta visa vibracija net girdžiu iki sparno nueina. Tai manau skirtumas jaučiamas. Tai va, chebrytė. Tiek šiandien. Jau 7:30. Tai jau kitų durų nepradėsiu šiandien. O dar nufilmuosiu TikToką. Tai jeigu neska TikTokę, ateikit ten pasiekit. Visi metu kokių nesąmonių. Ir tiek šiandien. Būsikas po biškį susirinks. Tai ką šiandien gero nuveikiau? Aplink arkas apklijavau. Beveik visas. Ten, žodžiu, nebeužteko medžiagų. Man turėjo šitos visos medžiagos ant 2 sueit, bet kaip matot, vieną tik tais apsiklijavau. Stogas su folija kiniška. Grindis iš audiostatus pasiėmiau. Čia pigiausia kokia yra tokia medžiaga, bet sakė kaip dugnui, tai čia sueis. Tai pasiėmiau tokią, tik irgi biškį pritrūkau, nes jau čia pradėtą ruloną pirkau, kad man dar pigiau būtų, tai reikės dar dasipirkti porą metrų ir tikrai visur ten užsikamšysiu. O toliau šonai. Irgi norėčiau bent jau po kažkiek įdėti, kad nevibruotų. Su šitom durim tai dar palauksiu, nes jos, kaip rodžiau, sulankstytos yra. Ten tai kaip ir viskas turėtų būti gerai, nes ten jau matot yra tokių išklijuota, kaip ir originaliai. Bet šitoj vietoj tai labai mažai. Norėtus daugiau ir ten dar aš jau kur įkišti. Tai dar tikrai nusipirksiu 3 vibro. Turbūt 3 vibro ir 1 garso izoliacijos, kad tam išeis vienas tas, o čia tiesiog vibro, kur tilps ten įgrūsiu. Gal net aplink šitą tunelį biškį norėčiau, bet čia šiaip kietas jisai. Tai nežinau, jaučiu, net nedarysiu ten. Ir dar čia gal kažką norėtus pasidaryti, bet taip. Net nežinau, ar čia verta. Pasiklausiu dar. Pas audio statusą, ką jie patartų, gal netgi tą kažkur sunaudočiau ant grindų, bet neverta, tai gal geriau ant šonų ją užsidėsiu. Pažiūrėsiu, nes dar liko šitų ir dar tą kitą kinišką. Va šitį, va kur, tokiais kvadratukais, čia realiai tas pats, bet šitas yra iš Temu. Čia matot, vis 5 pokai iš Temu yra. O ten tas rulonas suviniotas iš Vevoro. Tai, bet to užteko jau visoms luboms ir dar pusė realiai liko. Tai gal čia net viso buso tas sienas pasidarysiu su juo. Visi gal mažiau saulėms. Tai tiek. Bye bye. Nu tai hebrytė pasipoliravau vieną vietą, šiaip per telefoną tai labai matęs. O per čia, irgi šiaip turėtų matyti, mata čia dar tokia kai linija vos neina, čia buvau zolkių užsidėjęs. Tai va, plius minus taip, paskui visas atrodys, tai vos ne kai veidrodis. Čia dar nepoliruota, matot ir šiukšlių visko, tai jo, pasibandžiau vieną vietą, tiesiog nes manęs tik tokia daug kas klausinėja, tai kada poliruosi, kada, bet turit suprast, kad po dažymo dar 2-3 mėnesius tiesiog reikia duoti jam visam tam lakui išsigaruoti, kad vyksta tos visos cheminės medžiagos ir panašiai ir paskui jau bus galima pasipoliruoti, nes šiaip galima poliruoti ir dabar, bet
jeigu aš jį dabar susipoliruosiu, man vis tiek už 2-3 mėnesių tai prasės kažkas, tai dar kažką ir panašus dalykai, tai tiesiog neverta nei laiko gaišti, nieko, geriau išlaukti ir paskui viską pasidaryti vienu kartu. Tai tiek norėjau parodyti ir jau pradėjau klijuotis, jau pasibaigiau arkas, šiandien dar teko dasipirkti biškį medžiagų, nes pritrūko ant vienos arkos, tai dabar dasimušiau tą arką, dasimušiau jau abidvi duris ir man čia dar liko gan nemažai. Tai kai pirkau komplektą durims, man realiai durims užteko ir dar liko 2 tie lapai. Ir buvau nusipirkęs, nes čia mačiau tokių gan laisvų plotų, dar 2 lapus to juodo. Tai pradžiai sunaudosiu juodą, bet čia jau užkliavau ir to geltono, tai čia ten labai didelio skirtumo tikrai tarp jų nėra, aš manau. Svarbiausia bent jau kažką užsiklijuot. Tai užsiklijuosiu va šitas vietas, nes čia labai dreba. Tai čia užsiklijuosiu, dar kažkur, kur rasiu, ten įdėsiu. Ir ant viršaus, kaip sakiau, va šitą, kur su folija, kur dariau stogą. Nes aš manau, ta folija tikrai padės šiek tiek ir karštį atstums nuo pačio automobilio, gal ne taip įkais. Ir kaip tik duos dar tokia kaip garso izoliacija. Tai manau visai neblogai. Tai va dabar tik reikia vibro susiklijuoti, tai jau šitos vietos, tai čia iš viso labai lengvai klijuoja. Galima dideliais plotais, lengva ten išmasažuoti pačią medžiagą su tuo atsuktuvu. Jau tokiems plotams būtų galima naudoti ir toks yra specialus voliukas, bet kiek dariau, gal vieną kartą buvau tą voliuką pasiėmęs, bet įsiaiškinau, kad ten tikrai neverta. Tai jeigu turite iš kažkieno pasiskolinti, pasiskolinkit, jeigu pirktai, nepirkit viską pilnai, galite pasidaryti su tuo atsuktuvu.